Petra, Jordanija. Vienas iš naujųjų 7 pasaulio stebuklų. Kviečiame jūs leistis į virtualią kelionę po Petrą, seną paslaptingą Jordanijos miestą. Nuo 2 tūkstantmečio prieš mūsų erą Petra buvo Nabatėjų karalystės sostinė ir pagrindinių prekybos kelių tarp rytų ir vakarų sankirta. Štai mes čia. Stovime priešais Al-Haznos mauzoliejų, kurį pastatė Nabatėjų karalius. Daug karalių norėjo čia ilsėtis ir jų noras išsipildė. Artėjame prie vieno iš karališkųjų kapų, Urnų kapo. 5 amžiuje šis mauzoliejus buvo paverstas bažnyčia. Tarp kitų karališkųjų kapų yra Šilko kapas, pavadintas dėl sodrios miltainio spalvos. Korinto ir Rūmų kapai buvo pastatyti Nabatėjų laikotarpio pabaigoje, 1 mūsų eros amžiuje. Pažvelkite į mažas ertmes uolose, tai taip pat kapai. Čia buvo laidojami valdininkai, ministrai ir kiti karalių patikėtiniai. Šis akmeninių kapų kompleksas buvo pavadintas Fasadų gatve. Miestas užėmė apie 3 kvadratinius kilometrus. Savo klestėjimo laikais Petra buvo pilna gyvybės. Čia gyveno apie 20 000 žmonių. Dabar artėjame prie didingo amfiteatro. Tai rodo, kad Petra nebuvo tik mirusiųjų miestas. 106 metais Petra tapo Romos kolonija. Tik įsivaizduokite, kaip šis teatras sutraukdavo 8 000 žiūrovų stebėti gladiatorių kovų, lenktynių bei kitų pramogų. Kad išsaugotų vandenį sausame regione, žmonės išskobė kanalus tiesiai uolose. Sugrįžkime prie Al-Haznos. Ji ne veltui vadinama iždu, mat pasak legendos, čia paslėptas Egipto faraono lobis. Pažvelkime atidžiau į Al-Haznos fasadą. 40 metrų mauzoliejus turi įmantrų raštą. Ant urnos matyti kulkų žymės, kurias paliko beduinai, bandę pasiekti legendinius lobius 20-ojo amžiaus pradžioje. Norint pasiekti Petrą, reikia eiti per ilgą Siko tarpeklį. Ir per 2000 metų kelias nepakito. Lygiai taip pat kaip šių dienų turistai, senovės karavanai pasiekdavo oazę po itin varginančios kelionės. Vienintelis skirtumas yra šio kelio atstumas. Šiuolaikinis lankytojas į tarpeklį atvežamas automobiliu, o prieš 1000 metų transportas buvo kupranugariai. Tik jie galėjo kirsti Arabijos dykumą ir pasiekti Nabatėjų sostinę, vieną iš galingiausių to meto valstybių, kurią įkūrė arabų klajoklių gentis vadinama Nabatėjais. Už valandos kelio yra gerai įsilaikiusi Adeiro šventykla.
Norint čia patekti, reikia įveikti 800 laiptelių. Šventykla yra beveik 50 metrų aukščio ir visiškai iškalta uoloje. Atidžiau pažvelkite į Adeirą. Taip, kaip niekas jo nematė anksčiau. Šventykloje nerasta jokių kapų, todėl istorikai mano, kad tai buvo iškilmingų susirinkimų vieta. 4 amžiuje ji tapo krikščionių vienuolynu. Žemės drebėjimų serija sugriovė didžiąją dalį Petros. Ir žmonės galutinai ją apleido 7 amžiuje. Dabar Petra yra vienas garsiausių architektūros paminklų. Tūkstančiai turistų atvyksta čia pamatyti šio pasaulio stebuklo. Jei kada nors čia lankysitės, nepamirškite pamatyti naktinio šou su žvakėmis priešais Al-Khazną. Tai nepamirštamas reginys.